Naujas Grabo elektrinis pritraukėjas. Eina jisai su 21 volto akumuliatorium ir 2 padais. Vienas padas yra lygesniem paviršiam, tokiom plytelėm, gali būti šiek tiek graublėtos. Kitas padas jau yra toksai su paminkštinimu, tai jau galima ten visokias lentas nešti ar jau labiau graublėtos. Tai kaip tai veikia? Palaikom 3-5 sekundės, jisai įsijungia, tada pridedam prie norimo kelti objekto, paspaudžiam, jisai prisitraukia, maždaug virš 600 sustoja ir jis dabar palaiko slėgį. Kai slėgis nukris mažiau kaip 480, jis vėl prisipumpuos, tai yra automatinis pakėlėjas. Tai va, galima drąsiai kelti, jisai laiko apie 170 kg. Kad paleisti 2 kartus greitai paspaudžiam, jisai viskas atleidžia. Tarkim, norim dabar pakelt plytelę betonę. Tai užsidedam padą, kitą. Pasikeitėm padą. Kadangi paviršius yra labai porėtas, jis todėl jam neužtenka pilnai prisisiurbti, bet mes matom pagal manometrą, kad rodiklė žalioj skalėj ir pagal šitą, kad yra saugu kelti ir transportuoti. Tiesiog darbo metu jums dirbs varikliukas. Jeigu būtų mažiau porėtas ar ten kažkoks biškį ilgesnis gaminys, tai pritrauktų ir tada jisai išsijungtų. Va, galima drąsiai nešiot kažką. Tai. Atleisti irgi 2 kartus paspaudžiu. Va, viskas.